Ar tu žinojai, kad baltymai svarbus ne tik sportuojantiems? Baltymai tai yra ne tik raumenų statybinė medžiaga. Jie dalyvauja kiekviename organizmo procese. Nuo ląstelių atsinaujinimų iki hormonų, iki fermentų ir antikūnių gamybos. Net jei žmogus nesportuoja, iš tikrųjų baltymai yra labai svarbus ir būtini. Kam? Imunitetui, todėl kad padeda kovoti su infekcijomis, hormonų balansui, reguliuoja medžiagų apykaitą, energijos lygį, o taip pat ir nuotaiką. Smegenų veiklai, dalyvauja neurotransmiterių sistemoje ir sintezėje, kaulų ir sąnarių sveikatai, palaiko audinių struktūrą ir atsistatymą. Net sėdimas gyvenimo būdas, jeigu tu nesportuoji, o sėdi ofise ir dirbi, organizmas vis tiek reikalauja baltymų, todėl kad jisai nuolat atsinaujina. O be baltymų šis procesas gerokai sulėtėja. Todėl baltymai tai yra iš tikrųjų kasdieninis sveikatos pagrindas, ne tik sporto atributas. Jos galima gauti iš maisto papildų arba iš mitybos, bet apie tai kitose video.